dar neatsirgai. Here I'm at Tremel Darden at Remus Kaukanis Sports Foundation, here to help the children in the Children's Hospital. Šiandien kovo 8 dieną lankomės vaikų onkologinėje ligoninėje, klinikose, kartu su Rimanto Kaukėno paramos fondu, kartu su pačiais krepšininkais, Rimanto Kaukėnu ir Dardenu. Įteikėme jam šiokių tokių simbolinių dovanėlių. Matėme jų šypsenas, matėme jų linksmesnės akis ir tikiuosi, kad mes jam paįvairinom, praskaidrinom dieną. Mūsų komanda ir vadovybė džiaugiasi dėl to, kad bendraujame su šio fondu. Džiaugsimės, jeigu nors vienas žmogus bus dėl to laimingesnis ir kad padarysim nors vieną žmogų laimingesniu. Jau labai malonu, kad tas bendradarbiavimas vyksta ir tęsiasi ir su aistėmis ir tikrai malonu, kad Aisčių komanda prisijungė prie tokio tikrai garbingo ir kilnaus darbo, kuris iš tikrųjų atneša daug džiaugsmo, kaip mes matėm šiandien, daug vaikam ir tėvam ir aplinkiniams. Ir per visus šitos metus, kur mes kažkiek tai jau pradėjom bendradarbiauti rimčiau ir atlikom keletą tokių neblogų darbų ir stengiamės padėti klinikom, kiek galim, ir kažkiek pakelt visiems nuotaiką. Tai ačiū Jums, Jūs palaikot ir ačiū visiems ir ačiū ir vaikam, kurie šypsosi ir džiaugiasi, tai yra svarbiausia. Ir tas mūsų didėjimas, augimas galbūt nėra labai pastebimas taip, kaip mes galbūt norėtume, bet mes džiaugiamės, kad nors tas mūsų suteiktas džiaugsmas bet kokiu būdu, bet kokiu pavydalu yra labai gerai priimamas. Norėtųsi, kad visgi sumažėtų to skausmo ir kažkaip pagelbėti vaikam, jų tėvam, kažkiek galbūt padėti pačiom klinikom, būtent vaikų onkologinių skyriai, kad visgi palengvėtų ta kasdieninė niūri kasdienybė, kurioje tikrai vaikai nelabai turi daug to užsiėmimo, daug to džiaugsmo ir kažkiek pasimirštų tas skausmas kasdieninis ir galbūt užsiimti kažko linksmesnio, negu vien tik tai gulėti lovoje ir kęsti skausmą. You know what? I just want to honor Christ in all that I do, and part of being a Christian and honoring Christ is showing compassion and love for others, and this is just really an opportunity to see the children and hopefully put a smile on their face, brighten up their day, and take the hope that they have and try to give some hope, give some hope to them as well by preaching Christ's word and just seeing the happy face of Katrina, and her spirit is so nice and right. It's just a great opportunity to be around people and just try to uplift each other. They uplift myself, and I try to help uplift them as well. The biggest thing I would like to say is if they keep their faith in Christ and trust and believe that He's able to do what His word says, then their healing is already promised to them. They just have to believe. And if they believe that He'll heal them, He'll heal them. And if they continue to keep their spirit right, think right, and put their faith in the right place in Christ, they'll be able to achieve all their dreams and be a testimony to help others be able to achieve their goals and their dreams. Nemoku, žinok, mane kažkada tėtis, kai buvo maža tokia kaip to. Čia rusiška dainelė. Rusiški akordai.